Labas vakaras, atėjo metas žinių laidai. Kodėl mažėja bendro naudojimo atliekų konteinerių? Praūžus pūgai kaimo keliai tampa neišvažiuojami. Kaip sprendžiama ši amžina problema Sasnavos seniūnijoje? Sūduvos gimnazijos karjeros dienoje net 18 aukštųjų mokyklų. Gyventojai turbūt pastebėjo, kad mieste kai kuriuose vietose nebeliko bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerių. Panaikinti jie daug kur visoje apskrityje. Anot specialistų, taip stengiamasi pasiekti, kad gyventojai pradėtų laikytis jiems vis dar sunkiai įveikiamų atliekų tvarkymo taisyklių. Gyventojams atliekų tvarkymo taisyklės vis dar svetimos, teigia atliekų tvarkymo specialistai. Mes nepripratę ir prie to atliekų tvarkyme požiūrėje į tai, kad, pavyzdžiui, lygiai taip pat kaip yra kelių eismo taisyklės. Atrodo, visiems priimtina, visiems aišku, kad kelių eismo taisyklių reikia laikytis. Lygiai taip pat, mano nuomonė, turi būti laikomas ir atliekų tvarkymo taisyklės. Tiek įmonės, tiek gyventojai privalo rūšiuoti atliekas ir privalo laikytis atliekų tvarkymo taisyklių patvirtintų savivaldybėse. Vienas iš šių taisyklių punktų – bendro naudojimo konteineriai. Anot pašnekovo, tokių konteinerių pristatyta per daug nelogiškose vietose, ten, kur jų visai nereikia. Bendro naudojimo konteineriai, išeinant iš tų ir norminių aktų, toliau ir toliau mūsų normatyvinių dokumentų, kurie galioja apskrityje, tai konteinerių naudojimo tvarka. Ir visais kitais norminiais aktais, reiškia bendro naudojimo konteinerių paskirtis arba jie statome vietose tokiose, kaip pavyzdžiui, tai yra gyvenamųjų namų kvartalai daugiabučių, tai yra kapinės, tai yra sodininkų bendrijos ir panašiai, kur yra iš tikro bendro naudojimo konteineriai. Netikslingose vietose pastatyti bendro naudojimo konteineriai naikinami. Vienas pavyzdžių – panaikinti 4 Saulės gatvėje greta prekybos centro buvę konteineriai, ilgai tarnavę individualių namų gyventojams, turintiems savo konteinerius, tačiau savo atliekas vertusiems į bendro naudojimo konteinerius. Tokiu būdu už jų atliekų tvarkymą mokėjo visa visuomenė, o ir tvarkos nebuvo. Aš manau, tie, kas ten būna tam, pavyzdžiui, kaip ir Saulės kvartale, Saulės gatvės kvartale, prisimena, kokia betvarkė buvo, kaip stovėjote bendro naudojimo konteinerė. Tai praktiškai buvo savartynas, toks nedidelis savartynas. Tai ten buvo trauka, iš tikro tų, sakyčiau, nedrausmingų žmonių, reiškia, kurie mesdavo atliekos. Tai buvo savartynas. Dabar, kai nuėmėm, aš skaitau, nėra ten galbūt ideali tvarka, bet žymiai geresnė tvarka dabar. Ten, reikia suprasti, kad tai yra grinai individualių namų kvartalas. Tiek vienoje pusėje gatvės, tiek kitoje pusėje. Ten gyventojai yra aprūpinti individualiais konteineriais. Ir ten poreikio statyti bendro naudojimo, kad jisai būtų konteineriai, tikrai nėra logikos. Tokių įvairiose vietose nelogiškai pastatytų bendro naudojimo konteinerių Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro iniciatyva jau panaikinta apie 70. Specialistas neatmeta, kad jų bus naikinama ir dar daugiau. Manyčiau, jų reikėtų dar dvigubai tiek nuimti, tada gal būtų tvarka. Specialistas primena, kad už atliekų tvarkymo taisyklių pažeidimus gyventojai gali būti nubausti administracinė tvarka, todėl ragina atliekas tvarkyti pagal taisyklės ir sąžiningai. Sniegas ir pūgos tampa išbandymu atokesnių kaimų gyventojams. Sasnavos seniūnė pripažįsta, jog kaimo keliai po praūžusios pūgos tapo sunkiai išvažiuojami. Jos nuomonė, jei seniūnyje galėtų samdyti keletą kelių priežiūros įmonių ar ūkininkus, kelių valymas būtų operatyvesnis. Antroji žiemos pusė nešykšti sniego, o jis sukelia daug nepatogumų gyventojams, ypač atokesnių kaimų, kurių keliai tampa neišvažiuojami. Po praūžusios pūgos su kamera žvalgomis po Sasnavos seniūniją. Seniūnė Nijolė Smilgienė pripažįsta, jog seniūnijos keliai stipriai pasnigus tapo sunkiai išvažiuojami. Iš tiesų labai daug kreipiasi, daug skambina.
o praktiškai visi keliai, tiek gyvenvietės, tiek visi pagrindiniai kaimų keliai, jie yra sunkiai pravažiuojami. Tai šiandien antrą dieną dirba technika, vakar dalį atlaisvinom jau Puskelnių gyvenvietę, atokesnius kelius, Sasnavą, Kantališkės. Šiandien Surgučių Puskelnių kelias nuvalytas. Daug žmonės kreipiasi, aišku, galėtų dar operatyviau kreiptis, kad žinotume tą tikrąją padėtį, kad būtų lengviau organizuoti darbus. Šios seniūnijos kelius prižiūrinčios Marijampolės regiono kelių įmonės atstovas pripažįsta, kad po Pūgos buvo neišvažiuojamų kelių. Vienas tokių štai šis Nendrinių kaimo kelias. Jau kelinta diena valo? Antra. Šiandien. Tai kada baigs? Gal dieną kokią ar pusantros, tai panašiai išeis. Šiuo metu pakankamai. Papuolė tų lengvesnių dienų, kaip nebuvo sniego, o kaip yra sniego, dirbam kiek pajėgiam. Pirmiausia, valom, kur baisiausi keliai, o toliau stengiamės kiek galim. Sasnavos seniūnės nuomonė, keliai būtų valomi operatyviau, jei būtų galima pasisamdyti daugiau įmonių. Sutartį, kadangi sudarom su viena įmonė, tai darbus atlikt labai operatyviai, vos ne visus išlaisvint nuo sniego vieną dieną praktiškai neįmanoma, todėl stengiamės kaip galima ir technika dirba, tikrai traktoristas tikrai dirba daug valandų, tačiau vieną dieną, kadangi seniūnija didelė, kelių daug, tai praktiškai neįmanoma. Galėtume suskirstyti seniūniją kaimais ar didesnėm gyvenvietėm ir sudaryti sutartis, pavyzdžiui, su ūkininku mažesniais ploteliais, tai tada galbūt operatyviau būtų galima nuvalyti, o dabar nei vienas ūkininkas nenori apsimti valyti visą seniūniją, nes tai reikia galingos technikos, nes tikrai kitur netgi ir įmoniai problematiška turi pasitelkti galingesnė technika. Savivaldybės ūkio departamento direktoriaus Vido Pielikio duomenimis daugiausiai neišvažiuojamų kelių yra Sasnavos seniūnijoje. Taip atsitiko todėl, kad šioje seniūnijoje dirbanti Marijampolės regiono kelių įmonė pirmiausiai valo reikšmingesnius kelius, o kaimo keliukai lieka paskutinėje vietoje. Savivaldybės keliams prižiūrėti šią žiemą skirta panašiai tiek pat lėšų kaip ir praėjusią. Sausio mėnesį kaimo keliams ir miesto gatvėms valyti išleista beveik 500 000 litų. Marijampolės visuomenės sveikatos centras informuoja, kad gripo epidemijos jau atšauktos Šakių ir Vilkaviškio rajonuose bei Kazlų Rūdos ir Kalvarijos savivaldybėse. Marijampolėje dar stebima sergamumo dinamika ir bus sprendžiama, ar artimiausiu metu skelbti gripo epidemijos pabaigą. Mokesčių inspekcija praneša, jog įmonės ir organizacijos vėluoja pateikti informaciją apie gyventojų pajamas 2012 metais. Tarp nepateikusių informacijos yra ir 144 Marijampolės įmonės. Tarp jų daugiausia teikusių pervežimo, taksi ir prekybos paslaugas. Tarp nepateikusių Marijampolės vežėjų asociacija, krepšinio teisėjų klubas, vyrų krepšinio klubas Vėjas, Marijampolės gydytojų sąjunga, muzikos rėmėjų klubas ir nemažai kitų įstaigų. Ši informacija itin svarbi formuojant gyventojams preliminarias deklaracijas. Mokesčių inspekcija primena, už deklaracijų nepateikimą ar neteisingą duomenų pateikimą yra numatyta administracinė atsakomybė. Lietuvoje toliau plėtojant skaitmeninę televiziją, daugelį šalies regionų šiemet bus keičiami televizijos transliavimo dažniai. Marijampolėje siųstuvų dažniai bus keičiami vasario 26 dieną. Skaitmeninės antžeminės televizijos dažniai keičiami tam, kad būtų galima efektyviau panaudoti dažnius, kurie tapo laisvi praėjusių metų pabaigoje išjungus analoginę antžeminę televiziją. Pakeitus dažnius TV priedėliuose ar televizoriuose su integruotais priedėliais
reikės iš naujo atlikti kanalų paiešką. Netlikus pakartotinės paieškos žiūrovai nematys dalies arba visų skaitmeninės antžeminės televizijos būdų transliuojamų kanalų. Daugiau informacijos apie skaitmeninės antžeminės televizijos dažnių keitimą nemokamų informacijos telefonu 8 800 230. Policija praneša, jog vienos Marijampolės individualios įmonės savininkė įtariama įmonėje neteisėtai įdiegusi kompiuterinės programas ir jas naudojusi komerciniais tikslais. Policijos tyrėjams savininkė nepateikė kelių programų įsigijimą patvirtinančių dokumentų. Pagal pateiktą Lietuvos antipiratinės veiklos asociacijos specialisto išvadą, bendra programų vertė siekia beveik 17 000 litų. Policija vakar užregistravo net kelis pinigų išviliojimo atvejus. Nuo sukčių nukentėjo Gižų kaimo gyventojas pametęs elektroninės bankininkystės duomenis. Juos radusieji paėmė 2 paskolas. Vyras patyrė 2500 litų žalą. Nuo aferistų nukentėjo Kazlų Rūdos gyventojas patyręs 250 litų nuostolį ir kalvarietis, kurio vardu buvo paimti 2 greitieji kreditai. Abiturientai jau renkasi ateities kelią. Sūduvos gimnazistams padėti apsispręsti šiandien atvyko net 18 aukštųjų mokyklų atstovai. Pasisekimo sulaukusi karjeros diena čia surengta jau 2. kartą. Abiturientams šiuo metu apsisprendimo laikas, kai reikia savo atsakyti į klausimą, kas toliau. Kad palengvintų šį apsisprendimą, Sūduvos gimnazijos pedagogai šioje mokymo įstaigoje surengė karjeros dieną. Pernai 1. kartą čia surengta tokia diena sulaukė pasisekimo, todėl tokie susitikimai drąsiai verčiami tradicija. Sulaukėm labai gražių atsiliepimų. Iš tikrųjų buvo vertinga ir prasminga sukviesti aukštąsias mokyklas po vienu stogu ir patenkinti tiek abiturientų, tiek žemesnių klasių mokinių poreikiai dėl profesinės karjeros, dėl ateities perspektyvų. Ir iš tikrųjų, manau, sutiksite, kad tai yra jaunam žmogui aktualu ir iš tikrųjų reikalinga. Ir kadangi šįmet taip pat klausėme tyrime poreikį, ar to reikia, nebuvo pasakančių, kad nereikia. Visi mano, kad tas renginys buvo vertingas, prasmingas ir naudingas jį tęsti. Anot pedagogės, moksleiviams tikrai labai patogu, kai nereikia važinėti į kitus miestus ar naršyti internete, o viską sužinoti iš pirmų lūpų. Domina viskas, iš tikrųjų domina ir balų skaičiuoklį, ir egzaminų pasirinkimas, ir kaip skaičiuojamas apskritai stojamasis balas, valstybės finansuojamos vietos, pačios universitetų programos, fakultetai, apskritai galimybės įsidarbinti ir apskritai perspektyva. Pristatyti įvairias tolesnio mokymosi ir karjeros galimybės atvyko 14 universitetų ir 4 kolegijų atstovai. Pasak pedagogės, Sūduvos gimnazijos auklėtinius labiausiai domina Kauno technologijos, Vilniaus Gedimino technikos, Vytauto Didžiojo, Sveikatos mokslų universitetai, patraukli marijampoliečiams ir Marijampolės kolegija. Tiek naujienų paruošėme šiandieną, su jumis atsisveikinu linkėdamas jaukaus vakaro. Sudie.